Kaip jūs susipažinot? Per draugus ir pokerio nelegalų turnyrą. Po karantinas, tai, nelegal. Šokiuose diskotekoje. Vaikystėje tarp bendrų draugų. Per bendrus draugus. Bamblas. O kiek metų jau esat kartu? 30. 30 metų. Jūs esat daugiau kartu negu aš esu ant šitos žemės. 2 metai 6 mėnesių. Beveik 20 metų. Pusantrų. Koks jums antros pusės gestas yra jums reiškiantis meilę? Pasakymas, kad tu šiandien gražiai atrodai, nors matai, kad esi piktas. Nu, pavyzdžiui, kai mašina mano sutvarko. Gestas. Savanaudiškas. Dėmesys, rūpestis. Šiluma. Maži dalykai kasdienybėje. Pavyzdžiui, vyras pašildo mašiną ryte, atneša puodelį kavos, parduotuvėje žino produktą, kurio aš labai noriu. Ar jūsų antra pusė turi kokį nors erzinantį arba keistą įprotį? Čia vyrų dalykas, kai paklausi žmogaus, tai kaip tu jauties? Ir visą laiką atsako normaliai. Jo tas atsakymas yra, kad nu aš gerai jaučiuosi, bet vis tiek sakys normaliai. Man tai tinka. Bambėjimą. Kai batus palieka ant spintos bėgelį ir tu negali spintos į kitą pusę nustumnės batai stovi ant bėgių ir nepravažiuoja durys į kitą pusę. Kokią išskirtinę dovaną esat gavę arba esat dovanoję savo antrai pusiai? Leduko aparatą. Aš labai džiaugiuosi, nes man labai patinka ledukai ir aš dedu juos visur. Gavote aperolio maikę ir leduko aparatą. Jo, nealkoholinį. Esu gavusi meškerę su rožiniu valu. Koncertas į Depešus. Čia buvo mano svajonė ir jisai ją įgyvendino. Kokia yra ta laimingų santykių formulė? Per daug nesiparinti, priprasti. Nu, ką padarysi? Turbūt reikia toleruoti vienas kitą, biškai su pagarba žiūrėti. Nes visi žmonės turi kažko tai, kas tau netiks. Nu, vis tiek turi gyventi su tuo. Kalbėtis ir dar kartą kalbėtis. Kartais formulių net nereikia, man atrodo, tiesiog chemija arba jinai yra, arba jos nėra. Turbūt pagarba. Įmas į mišką su kuprinėm ir palapinėm. Ačiū jums labai ir galite išsirinkti, ko norėsite. Kokie faini visi. Tangi su pokeriu. Aš galvoju, kad saldumo niekada netrūksta santykiai. Ačiū.